Šių metų gruodžio 5 profesionalaus Lietuvos meno galerijoje Liceum buvo pristatyta tema apie gatvės meno filosofiją, jo tapatybę, vertę ir reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje. Pranešimą skaitė Klaipėdos universiteto profesorė, daktarė Dalia Marija Stančienė. Profesorė gatvės meną pristatė ne tik kaip vizualinę raišką, bet ir kaip kultūrinį bei socialinį reiškinį, kurio ištakos siekia senovės laikus, nuo priešistorinių uolų piešinių iki šiandienos grafičių ant miesto sienų. Buvo nagrinėti skirtumai tarp grafičio ir gatvės meno. Grafitis dažniau siejamas su asmeniniu žymėjimu, o gatvės menas kaip priemonė dialogui su visuomenė bei socialinių ir politinių temų kėlimu. Pranešime taip pat buvo kalbėta apie garsius kūrėjus, tokius kaip Jean-Michel Basquiat ir Ketas Haringas, kurie padėjo gatvės menui pelnyti pasaulinį pripažinimą. Pabaigoje klausytojai buvo pakviesti susimastyti, ar gatvės menas Klaipėdoje tampa miesto tapatybės dalimi, jungiančia istoriją ir šiuolaikinę kultūrą.